Knygos anatomija. Meko sodas. Teksto anatomija pagal Jurgą Vilę. Pradžia. Prieš kelerius metus, kai Sibiro haiku susilaukė pripažinimo, Aukso žuvis pasiūlė man sukurti komiksą apie Joną Meką. Gal buvo girdėjusios, kad jį pažinojau, kad kažkada skridau pas jį į Niujorką. Iškart pamačiau Meko gyvenimo epizodus, papasakotus komiksu. Jį patį lengvai šokinėjantį per puslapius. Atėjo ir tą lengvumą atspindintis žodelis plast. Prisimenu, nečipsojausi nuo gerumo ir nekantriai kandžiau lūpą. Bet nusileidau už debesų ir griežtai atsisakiau. Rašyti apie tokią neaprėpiamą asmenybę didelis iššūkis. Be to, baisiausia būtų Jonui neįtikti. Leidyklai pasidalinus su Jonu šią idėją, jis atsakė kažką panašaus į "O kam to reikia?" Taip viskas ir liko. Bėgo laikas, Jonas išplasdėjo į dausas, artėjo jo 100-mečio minėjimas ir leidėjos man vėl priminė apie komiksą. Pasipylė ženklai ir netikėti susitikimai. Pamaniau, kad jau nebe aš renkuosi, o mane pasirinko ir veda. Ėmiau jaukintis komikso mintį. Atmintyje iškilo žmonių veidai, kuriuos sutikau savo kelionėje į Jono pasaulį. Sugalvojau, kad būtų įdomiausia rašyti apie juos, apie tuos įkvėptuosius, kurie, kaip ir aš kadaise, gal ir iki šiol, buvo apžavėti Jono kerų. Projekto pristatyme radosi daugiau Niujorko ir mano patirčių jame, dienoraščio puslapių, menininkų, maniakų, skraidančių dvasių, nemažai veiksmo ir panašiai. Miglė Anušauskaitė sutiko iliustruoti. Gavusi kultūros tarybos individualią stipendiją, parašiau Sebastijonui Mekui, kad ketinu įgyvendinti tokį sumanimą, kuris dar kol kas abstraktus, bet bus komiksas ir žmonės pasakos apie save ir Joną. Sebastijonas atsakė nemanantis, kad tai gera mintis ir kad ji būtų patikusi jo tėčiui. Entuziazmas nuslūgo. Nuėjau pas Danutę pažiūrėti, ką sako angelai. Kartais sunkiomis gyvenimo akimirkomis su jais pasitariu. Angelų kortos rodė, kad knygai lemta gimti ir kad skaitytojai ją pamils. Bet kūrybinis procesas bus labai sunkus. Daryti ar ne? Štai klausimas. Kaip tik tuomet prasidėjo karas Ukrainoje. Kažką kurti atrodė beprasmiška. Atsivėrė dar niekad nepažinta tuštuma. Jonas mėgo sakyti, jei gali nedaryti, nedaryk. Ta mintis vis sukosi galvoje. Ruošiausi grąžinti stipendiją ir imtis kitų darbų, bet vis nesiryžau. Vieną dieną ėjau Vilniaus senamiesčiu, panarinusi galvą ir jau buvau beapsisprendžianti. Staiga išvydau barzdotį su lazda, lyg kokį išminčių išlindusi iš urvo. Tai buvo Arūnas Kulikauskas, vienas iš lietuvių, kuriuos kadaise sutikau Niujorke pas Meką. Prapliupo lietus ir mes nuėjome gerti arbatos. Papasakojau jam knygos idėją ir tai, kad greičiausiai turėsiu jos atsisakyti. O jis pasakė, kodėl? Kas jei ne tu ją parašys? Būtent tokią. Ir papasakojo apie pupas. Su tom pupom nutiko kažkas panašaus kaip su sušalusia bulve, kuri mane įkvėpė parašyti Sibiro haiku. Pupos galvoje ėmė dygti. Ir aš nuvažiavau į Obelius pas Rimvydą Pupelį. Ten ir įvyko pirmasis interviu. Ar jam ruošiausi? Ar ruošiausi visiems pokalbiams? Taip. Prieš susitikdama su žmogum nemažai būdavau su juo mintimis. Pasidomėdavau gyvenimu ir kūrybą, paskaitydavau, pažiūrėdavau kitus interviu, prisimindavau mūsų bendras patirtis, jei tokių yra buvę. Pasiruošimas. Man visada patiko klausytis istorijų. Pasakoti taip pat, bet klausytis gal dar labiau. Anksčiau įrašinėdavau garsus, atsitiktinius ar draugų pokalbius. Mėgdavau susigalvoti interviu, tarkim, su vyndariu, kurio vynuogynė skyniau vynogės, su kontrolierių tarnybos viršininku, pas kurį atsidūriau dėl nesumokėtos baudos, su mokyklos valytoja ir panašiai. Prisimenu, Andalūzijos kaime prašiau žmonių papasakoti, kuo ypatinga jų šiandiena. Dažnai tų įrašų net neperklausydavau. Galvodama apie šią knygą, norėjau pokalbių, epizodų, lyg iškriptų iš konteksto, primenančių Džimo Džarmušo filmą Kava ir cigaretės.
Tada dar nežinojau, kad pirmasis šio filmo epizodas su Roberto Benini buvo filmuotas būtent antologijoje. Vos Jonui su draugais ją įsigijus, dar vykstant remonto darbams. Jarmušo filmas priminė man mano patirtis, kai Niujorke dirbau ukrainiečių restorane Veselka ir klausydavau klientų istorijų. Personažų pasirinkimas, gyvi ar virtualūs pokalbiai pareikalavo daug energijos. Bet susitikus viskas vyko gan spontaniškai. Veikėjai iš anksto klausimų nežinojo, nieko nesiruošė. Išimtis Richardas Šileika. Į klausimus jis norėjo atsakyti raštu. Jam svarbu buvo nepamesti, apgalvoti, pasverti žodį. Ir man tas patiko. Patiko visi asmeniški pasirinkimai, prašymai, atsiverimai. Buvo kuriozinių situacijų, tarkim su Jeffrey Perkinsu, kuris vis pamirždavo apie ką šis projektas, o kartais pamirždavo ir kas aš tokia, nors Niujorke buvome gana artimi. Vienu metu nuomavausi jo lofte kambarį. Būtent tuomet krito bokštai dvyniai, kurie stūksojo prie pat pastato, kuriame gyvenome. Abu kuriam laikui likome benamiais, be dokumentų, be drabužių, be nieko. Tas mus labai suartino. Man visada atrodė, kad Jeffris gyvena praeityje, Fliuksus laike, kai bendravo su Jurgiu Mačiūnu, Joko Ono, Johnu Lennonu, klausydavausi jo istorijų iki išnaktų. Nemažą dalį pašnekovų pažinojau iš anksčiau. Kai kurie patikėjo ir pasitikėjo be išlygų, jautėsi laisvai ir džiaugiasi galėdami pasidalinti savo patirtimis. Pasitaikė ir sudėtingesnių situacijų. Buvo bent pora žmonių, kuriuos reikėjo ilgai kalbinėti. Daug susirašinėjom, susitikinėjom, galiausiai padarėm interviu, bet jie neišsipildė, nes pašnekovai persigalvojo. Kai kuriuos atbaidė komikso žanras, paišyti žmogeliukai, gal per puiki, gal per juokingi. Kai kurie nematė prasmės, kai kuriems norėjosi apsaugoti Joną. Dėl prarastų personažų labai liūdėjau ir vieną dieną sugalvojau, kaip galėčiau juos išsaugoti, ogi susapnuoti. Surašiau sapną, kad jie su Jonu banginio pilve, kas kalbasi, kas šachmatai žaidžia. Leidyklai ir Migliai patiko. Bet vis dėlto nusinčiau tiems veikėjams, užklausti, ar nesupyktų, jei tokiu būdu apsireikštų knygoje. Jie griežtai atsisakė. Teko galutinai atsisveikinti. Tiesa, norėjau pakalbinti vieną merginą, bet kažkas vis sutrukdydavo. Galiausiai ji parašė, kad susitikti negali, nes ją užpuolė katinas ir baisiai sudraskė. Tikras komiksas. Man rodos, užkulisiuose neliko jokių paslapčių, gal tik kai kurių kalbėjusių ašaros, kurias surinkau į buteliuką ir saugau. Nenorėjau sušlapinti knygos puslapių. Neturėdama patirties daryti interviu, leisdavau pašnekovams nuklysti į lankas ir kartais būdavo labai sunku iš tų plačių lankų surinkti tai, kas svarbiausia arba kas labiausiai tinkama. Prikalbėta žymiai daugiau, nei galėjome sutalpinti į trumpučius epizodus. Čia jau Miglė ėmėsi karpimo. Gerai, kad jai nebuvo taip skaudu ir gaila. Veikėjai. Buvo mintis rašyti apie 12 lietuvių kūrėjų, kurie 1990-aisiais nuskrido pas Joną Meką, lyg kokių 12 apaštalų. Bet galiausiai supratau, kad ne visiems jiems Mekas buvo ir išliko svarbus. Ne visus identifikavau, būtų reikėję imtis rimtesnių paieškų. Pamaniau, kad tam epizodui paminėti užteks ir kelių iš grupės. Apie jį mūsų knygoje užsimena vizito iniciatorius Vytautas V. Landsbergis, prisiminimais dalijasi režisierius Audrius Stonys. Kas bus kiti veikėjai? Sudariau sąrašą. Priklijavau lapelius su vardais ant sienos. Kai kurie nukrito, prikabinau naujų. Atsirado ir didelių klaustukų. Kai pradėjau matytis su veikėjais, pastebėjau, kad kiekvienas susitikimas tarsi siūlų kamuolys veda pas kitą žmogų. Po truputį ėmė matytis visuma. Buvau pasiruošusi netikėtumams. Labai norėjau pakalbinti Jimą Jarmušą, rašiau jam laiškus, bet galiausiai užsimezgė netiesioginis bendravimas per Beną Norfhoverį. Kitas knygos veikėjas, mano bičiulis Denisas Kolomickis, pasiūlė Paryžiuje išgerti kavos su Benu. Maniau, kad jo nepažįstu. Pasirodė, kad jis mano draugės Austės kaimynas. Ir dar, kad kadaise bendravom Niujorke. Rašydama knygą netyčia išgirdau Naros tinklalaidės Juodojo šuns knygyne įrašytą pokalbį prisimenant Joną Meką
Visi ten dalyvavę pašnekovai būtų tikę mūsų knygai. Kažkas papasakojo istoriją, kaip vežė Jonui Mekui lietuvišką dešrą, kuris supelijo. Kiti dalyjosi artimais santykiais, kuriuos pavyko užmegzti, prisiminimais iš kartu praleisto laiko. Man patiko įvairovė, kurią ir aš pati norėjau atspindėti. Nėra jokios hierarchijos ar amžiaus cenzo. Sakiau, kad viskas prasidėjo nuo pupų, nors gal ir ne, bet Rimvydas Pupelis iš Obelių pasiūlė aplankyti netoliese gyvenant jo draugą Marių Lucką, apie kurį man jau buvo pasakojusi mano draugė Sonata Žalneravičiūtė, kad jis didelis Meko gerbėjas. Mačiau per televiziją, kad Marius pastatęs jam paminklą šviesių žmonių parkelyje. Aišku, buvau girdėjusi, kad Ričardas Šileika labai myli Meką, o jis papasakojo, kaip lydėjo Joną į tėviškę, kur Algimantas Maceina suko filmą Aš radau arba Palakiojimai. Susiradau ir Maceiną. Jis papasakojo apie cepelinus, kuriuos Niujorke virė Mekui, rodos pirmą kartą savo gyvenime. Šio epizodo knygoje neliko, nors jis man labai patiko. Gal dar labiau už cepelinus patiko spirgučių padažas. Vytautą V. Landsbergį pažinojau iš tų senų laikų Niujorke. Dabar jis padėjo susitikti ir su tėvuku. Visi trys sudainavom kelias liaudies dainas. Su Vytuku prisiminėm, kad dainuoti buvo įprasta, susėdus su Jonu prie stalo. Moira ir Maša savanoriavo antologijoje tuo pat metu kaip ir aš. Aišku, jos buvo tikros kūrėjos, vis suko filmus, ryškino, rodė. Su Benu Paryžiuje kavos išgėrėm. Jam labai patiko komikso idėja. Vieno vaizdo skambučio metu į kadrą nosį kištelėjo jo dukra Pema ir sutiko pasidalinti savo prisiminimais ir istorijomis apie Joną. Tuo metu ji kaip tik skaitė Meko knygą Žmogus be vietos. Viename susitikime Vilniuje išgirdau Sebastijoną Meką pasakojant, kaip jo tėčiui buvo svarbu neatsilikti nuo laiko, kaip jis mėgo būti su jaunais žmonėmis, domėjosi, kuo jie gyvena. Prisiminė, kaip tėtis Niujorke paprašė paauglės Majos Ivaškevičiūtės užrašyti, kokios muzikos jį klausosi. Susitikau su Maja. Buvo labai įdomu išgirsti, kaip ji prisijaukino Niujorką, kokie jos įkvėpimai, kokie filmai sukasi jos mintise. Maja nebeprisiminė, kokius gabalus tada surašė Jonui. Besikalbant su režisierė Ramune Rakauskaitė, jai paskambino Elvyra Pažemeckaitė iš Panevėžio. Pasirodo, kaip tik dėl Ramunės filmo sugrįžę iš Niujorko peržiūros. Pakalbėjusi su ja, Ramunė man papasakojo, kad Mekas Elvyros gyvenimo didžioji meilė, kad Elvyra nepaprasta moteris. Iškart supratau, kad turiu su ja susitikti. Elvyra labai myli Prancūziją ir Jonas mylėjo, dažnai ten keliaudavo, pristatydavo savo kūrybą. Natūraliai knygoje Prie staliuko veselkoje prisidėjo du veikėjai prancūzai. Marielė, išvertusi Meko laiškus iš niekur ir brolių Mekų gyvenimo laiškus į prancūzų kalbą, mano kaimynė iš 3 aukšto. Aleksandras, dabar dirbantis kino prodiuseriu, su kuriuo kartu mokiausi Paryžiuje, kadaise iš manęs sužinojęs apie Joną Meką. Vėliau su kita mano bičiule Neringa skrido į Niujorką jo filmuoti. Svarbus ir epizodiniai veikėjai, nors jie savo epizodų ir neturi, bet tikrai prisidėjo prie knygos, mažų mažiausiai viena kita įžvalga ar tylos minute. Aplinka. Pastaruoju metu vis girdžiu, kad Niujorkas labai pasikeitė. Pasikeitė ne į gerą, nesugrąžinamai. Prarado žavesį, jame be gailesčio trinami praeities ženklai. Atvykusi į Niujorką 2000-aisiais dar spėjau pajusti tą ypatingą dvasią, apgaubiančią ir lydinčią į avangardinės vietas. Ta laisvės jausmą, kai nereikia jaudintis dėl to, kad kišenėse ar galvoje vėjai. Atskridau į Niujorką su $100 banknotu. Oro uoste mane pasitiko nepažįstama lietuvaitė, mojuojanti trispalve. Greitai sužinojau, kad Amerikos lietuviai tikri angelai. Jie suteikė nakvynę, padėjo suprasti, kaip Niujorke žengti pirmuosius žingsnius, įkvėpė pasitikėjimo. Buvau iš anksto sukontaktavusi su avangardinių filmų archyvo direktoriumi Johnu, susitarusi, kad atvykstu rašyti diplominio darbo. Tiesiai iš Paryžiaus, kur studijavau kino juostų restauravimą ir archyvavimą. Buvo saulėta balandžio diena. Atvykau autobusu iš Naujojo Džersio ir leidausi link žemutinio miesto dalies, Antrosios gatvės, Antrosios aveniu. Niujorkas vėrėsi man lyg draugas, praeiviai vis ištardavo kažką gražaus. Jaučiausi pakiliai, jaučiausi sava.
Prie antologijos pamačiau Joną, kraunantį šiukšles į konteinerį. Prisistačiau, pasakiau, ko atvykau. Jis paklausė, ką moku dirbti. Ir paprašė padėti jam tvarkytis. Taip iškart be žodžių ėmė pildytis mano svajonė. Pastebėjau, kad šiukšlių tema tapo man svarbi. Jose Niujorke rasdavau visokiausių lobių. Be to, netrukau susidraugauti su šiukšlininkais, kurie ten labai linksmi ir šmaikštus. Greit antologija tapo mano namais, kur pirmiausia reikėjo peržiūrėti daug juostų ir jas suarchyvuoti, o likus laiko atrasti dar nepažintas avangardinio kino žemes. Antologija ne tik vieta, kur sukaupti didžiausiai avangardinio kino archyvai pasaulyje. Tame raudonų plytų pastate yra 2 kino salės, projektorinės, erdvės parodoms ir muzikavimui, ofisai, montavimo kambariai, pilni paslapčių rūsiai. Antologijoje savanoriavau kelias valandas per dieną, užsidariusi tamsiame kambarėlyje, apie kurį užsimenu savo knygoje Nukritę iš mėnulio sapnas apie Oskarą Milašių ir kitus paukščius. Greitai buvau priversta ieškotis apmokamo darbo. Pradėjau dirbti valytoje psichiatro kabinete. Bet turėjau išeiti, nes psichiatras man vis siūlė filmuotis kaip jo išgydytai narkomaniai. Prižiūrėjau nemažai senukų, dalinau skrajutes, išbandžiau įvairiausių darbų. Už kelių gatvių nuo antologijos veikė ukrainiečių restoranas Veselka. Vieną dieną, vilkėdama ilgą gėlėtą sijoną, ėjau pro šalį. Nusprendžiau užsukti. Ant slenkščio pasimaišė balandis. Kartu su manimi įskrido vidun ir sparnu iškliudė restorano boso galvą. Bosas toje suirutėje išvelgė gerą ženklą ir iškart priėmė mane dirbti. Taip atradau savo antruosius namus, vos per kelias gatves nuo pirmųjų. Daugiausiai laiko juose abiejose ir praleisdavau. Tai buvo 2 skirtingi pasauliai, galima sakyti, visai nekomunikuojantis, bet man juose abiejose buvo labai gera. Tiesa, toje pačioje orbitoje dar sukosi Marso baras, kitaip vadinamas biblioteka, kur su Jonu ir kitais suskaitėme nemažai knygų. Įdomu tai, kad Niujorke, kur tiek oro, tiek erdvės skleistis ir gerti į save, pažintis ir menus, daug laiko praleisdavau uždarose erdvėse. Gal tas irgi kiek įtakojo Meko sodo pasaulį, nedidelę erdvę, kurioje personažas ir personažė atsiveria monai. Kuriant knygą, man pačiai nepavyko nuskristi į Niujorką, todėl jis toks, kokį patyriau tuomet, prieš daugel metų. Beje, visi mūsų knygos personažai nenusakomo amžiaus, ne vyresni nei 27 ir nesenstantis. Siužetas. Iš pradžių įsivaizdavau personažus kaip planetas, besisukančias kosmoso orbitoje aplink Joną, susiliečiančias, nutolstančias, prasilenkiančias. Vėliau išvydau juos krypuojančius vorele paskui Joną, kaip kartais nutikdavo Niujorke. Tokią eiseną, kurioje užfiksuota ir aš, galima pamatyti Vytauto V. Landsbergio filme Niujorkas mano šuo. Apie Šėlionės gatvėje jis rašo ir savo tekste 12 trupinėlių nuo Jono vaišių stalo. Vienu metu maniau, kad būtų įdomu skirti daugiau dėmesio lietuviams iškeliavusiems į Ameriką, Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Ne vienam jų Jonas buvo lyg gimtoji salelė už Atlanto. Gan greitai atėjo salos vaizdinys. Vėliau išgirdau istoriją apie tikrą salą, kurią Jonui paliko ilgus metus nepriklausomo kino kūrėjus rėmęs Jeromas Hillas, žalia apžėlusią salą. Jonas ją pardavė ir nupirko senuosius teismo rūmus, kuriuose įsikūrė antologija. Šią istoriją gražiai pasakoja vienas iš mūsų knygos veikėjų, Pipas Chodorovas. Jau vėliau išgirdau, kad Jono sala neva nugrimzdusi į dugną. Sugalvojau ją iškelti ir apsodinti. Taip gimė sodo idėja. Gal kiek negrabaus, neišpuoselėto, bet kur kiekvienas augalas pasodintas iš širdies. Man patinka mintis, kad šis sodas neturi ribų, kad jis gali būti sodinamas bet kur ir bet kada. Man patinka mintis, kad gyvenimo kelyje sutikti žmonės mumise kažką pasodina. Žiūrėk, vieną dieną iš to ima ir išauga gėlė ar medis. Kūrybinis procesas. Kuriant Meko sodą, rutina nekankino. Kiekvienas personažas labai savitas pasaulis. Visi man jie atrodė įdomus, visus prisijaukinau, pamilau. Nusidrėkė mus jungiantys siūlai, kartais jie virsdavo ilgais pokalbiais apie gyvenimą telefonu.
Man patiko, kad atsirado ir epizodas apie siūlus, kur minimas ir lino siūlų fabrikas Biržuose, kuris veikia iki šiol, apie prisiminimų gijas. Mane, kaip ir mus visus, labai veikia karo Ukrainoje baisybės, neapleido laikinumo jausmas. Šviesos ir vilties suteikė tuo pat metu iliustruojamos 2 mano knygos vaikams – Kašalotų radijas ir Šuo, kuris išeina naktį. Laimiai vis panirdavo ir užmestų naujoms istorijoms meškerių plūdės. Mekos sodo kūrimo procesas užtruko žymiai ilgiau nei maniau. Jau minėjau, kad kelis kartus buvau sustojusi ir svarsčiau, ar verta tęsti. Atrodė, kaskart viskas prasidėdavo iš naujo, vis kitaip. Kai jau rimtai apsisprendžiau nebesiblaškyti, užduotis buvo aiški. Susitinku su veikėju ar veikėja, kartą ar daugiau, pasikalbame, išsirašau interviu, išsirenku, kas man įdomiausia, sudėlioju epizodą, siunčiu Miglei, Miglė trumpina, siunčia man atgal, pasitvirtinam. Miglė paišo eskizą paprastu pieštuku, pakomentuoju, pasitvirtinam. Miglė piešia epizodą flomasteriu ar tušu, siunčia man, pasitvirtinam, judam toliau. Kartais tekdavo taisyti ir galutinius piešinius, veikėjams užmačius netitikimus. Miglė perpiešė Pipo tėčio 16 mm kino projektorių, Arūno polaroidus, studentę pučiančią tūbą Vytauto Landsbergio epizode. Kontrastas turėjo būti aiškiai matomas. Mažutė mergina su dideliu instrumentu. Kai ką reikėjo ištrinti, kai ką pripiešti. Kartais mąstydavau, kiek šituose pasakojimuose mano kūrybos. Buvo nemažai nekūrybiško darbo, emocinio krūvio, struktūrinio mąstymo, diplomatinių santykių, psichologinės įtampos suvaldymo, įsiklausimo, gebėjimo perteikti. Bendradarbiavimas su iliustruotojomis vienas gražiausių dalykų, kurie man nutinka. Kiekvieną kartą iš jo daug ko pasisemiu, išmokstu. Seniai žavėjausi Miglės humoru, taikliu žodžiu, lengvos rankos braižu, pastabumu, erudicija. Labai džiaugiausi, kad ji sutiko dirbti kartu. Greitai supratau, kad Miglei bus sunkiau nei man. Jono pasaulis jai nebuvo savas. Be to, paprastai Miglė ir piešia, ir tekstą rašo pati. Įsivaizduoju, kaip dažnai jai norėjosi kažką iš esmės keisti. Aš stengiausi išlikti ištikima veikėjų kalbai, bet reikėjo ją stipriai apkarpyti. Kadangi daugumą pašnekovų pažinojau, atrodė gerai juos jaučiu. Miglė beveik nei vieno nebuvo sutikusi gyvai. Nupiešto Jono iš pradžių nepriėmiau. Ne, jis netoks, jis nesusisega marškinių sagutės iki kaklo, vaikšto atlapotų švarku, jo žingsnis lengvas, šypsena paslaptinga, jis amžinai jaunas. Tada nusprendėm dėti pikseliuotas Jono nuotraukas, bet vėliau buvom priverstos vėl pakeisti jas piešiniais. Klausei manęs, ar rašant knygą keitėsi mano požiūris į patį Joną Meką. Negaliu pasakyti, kad sužinojau daug naujo apie Joną. Mane, kaip visada, domino veikėjų atskleistos asmeninės detalės, nereikšmingi įvykiai, labiau maži dalykai. Tarkim, Augio Varkalio skruzdėlės, Mašos akmuo rastas saloje, Marielės lamingai, Elvyros avižų kisielius, Mariaus vanduo ir taip toliau. Kuriant knygą, Jonas buvo labai gyvas. Atgyjantis kiekvieno pašnekovo akise, knygose, kurias iš naujo atsiverčiau, filmuose, kuriuos iš naujo peržiūrėjau, taip pat ir jam pasodintuose augaluose. Net 2 kartus Jonas aplankė mane sapne. Šypsojosi ir tiesė ranką, lyg laimindamas, jutau begalinį dėkingumą. Ši knyga man dovana, suvokimas, kiek daug Jonas Mekas man davė ir kad jo šulinys neišsemiamas. Iliustracijų anatomija pagal Miglę Anušauskaitę. Stilius. Esu savamokslė, taigi savo stilių atradau bandymų ir klaidų metodu. Rašau atradau kabutėse, nes kažkaip ypatingai jo neieškojau, piešiau ir viskas. Dažnai apimdavo jausmas, kad visai neprogresuoju. Bet matyt, ilgą laiką sistemingai kažką darydamas, nenori išmoksti, nes dabar, pažiūrėjus į savo ankstesnius komiksus, matau progresą. Žinoma, pasibandau įvairius naujus dalykus, bet viskas vyksta labai ad hoc. Galvoju, o čia gal šitai pašešeliuoti būtų faina? Oi, ne, visiška nesąmonė, daugiau taip nedarysiu. O jeigu taip? Šio kelio minusas tas, kad moku piešti tik vienu stiliumi,
kuris lengvai identifikuojamas kaip mano. Taigi, negaliu apsimti projektų, dėl kurių man būtų gėda, nes iš stiliaus iškart matysis autorystė. Pasiruošimas. Pasiruošimas buvo ilgas, bet jį visą atliko Jurga. Ji gavo kultūros tarybos stipendiją knygos rašymui metais anksčiau, negu aš gavau piešimui. Ir dirbo su medžiaga praktiškai 2 metus. Iš Jurgos gaudavau ne tik skyriaus tekstą, bet ir po folderį skirtą kiekvienam personažui, su jo nuotraukomis, jo kūrybos nuotraukomis, video medžiaga ir panašiai. Paprastai tekstus savo komiksams kuriu pati, taigi pati renkuosi medžiagą. Šiuo atveju šito nereikėjo, nes Jurgos tekstuose dažnai buvo prašyta ir vizualika, kurios ji norėtų kokiam siužeto punktui. Tiesą sakant, čia medžiagą nerinkau, o jos mažinau. Komiksas užima labai daug vietos ir visada reikia kažko atsisakyti. Kai darbo pradžioje kalbėjomės dėl darbo apimties, sakiau, kad galiu vieną Wordo puslapį šiaip ne taip sukišti į 3 komikso puslapius, bet niekaip nedaugiau. Darbo eigoje pavyko susikalibruoti, kas ir vėl reiškia daugiau darbo Jurgai, nes ji turėjo išredaguoti ir išgryninti savo tekstus iki daugiausiai 3 puslapių vienam skyriui. Veikėjai. Kadangi komikse tą patį personažą reikia piešti daug kartų ir jis turi būti lengvai identifikuojamas, išanalizavusi nuotrauką pasirenku 2-4 bruožus ir juos naudoju kurdama personažą. Esminiai būna veido forma, plaukai ir nosis. Akis ir burna tinka mažiau, nes jų reikia rodyti emocijoms ir kalbėti. Akis išsiplečia, užsimerkia, burna kalba, šypsosi. Drabužiai irgi gerai, bet dažnai žmonės dėvi neįdomius drabužius. Nors štai šioje knygoje vienas personažas dėvėjo dryžuotus marškinėlius. Buvau jam labai už tai dėkinga. Ši knyga yra alaikiška. Neaišku, koks tai laikotarpis, visi personažai egzistuoja vienu metu. Apie Meką irgi kalbama esamuoju laiku. Viena vertus tai gerai, nes man nereikėjo bandyti perteikti skirtingų epochų ar personažui senstant išlaikyti jį atpažįstamą. Kita vertus, visi norėjo būti atvaizduoti jauni, gražūs ir besišypsantis. Ką yra nuobodu piešti? Aplinka. Esu labai nekantri ir nekruopšti, taigi nemėgstu piešti aplinkų. Plius perspektyvos piešti irgi nesimokiau, tenka apgraibom. Aplinkų komikse yra ne tiek jau daug, tik vienas skyrius, kur personažės besišnekėdamos eina per New Yorką, gausus visokių pastatų. Tuo atveju naudojausi nuotraukomis, bet ir tai, piešiu, tada žiūriu, oi, čia turėjo būti 4 langai, o aš nupiešiau tik 3. Ai, tiek to, bus trumpesnis namas. Kadangi nelabai suprantu, ką darau, tai nežinau ir kaip optimizuoti procesą, ką išryškinti, ko atsisakyti, kad būtų ir gražu ir atpažįstama. Taigi piešiu po vieną plytą kaip statybininkas. Paprastai piešdama linijas klausausi audio knygų. Vėliau tam tikri piešiniai suveikia kaip Prusto pyragaitis, padėdami prisiminti, kokios knygos tuo metu klausiausi. Va dabar atsidariau tą skyrių su New Yorko pastatais ir prisiminiau, kad klausiausi labai kvailos knygos apie demonų apsėdimą. Siužetas. Prie šios knygos siužeto prisidėjau tik nuolatiniais reikalavimais jį trumpinti, bet jo perkelimas į komikso kalbą buvo turbūt didžiausias šios knygos iššūkis ir sritis, kur jaučiausi daugiausiai išmokusi, vėl bandymų ir klaidų metodu. Komiksų knygoje visada galvoji puslapiais ir atvartais, kaip atrodys atvartas, kaip suskaidyti komikso langelius, kad nebūtų monotoniška, bet tuo pat metu, kaip neprimaišyti per daug skirtingų temų ir aplinkų, kad netrikdytų skaitytojo. Geriausia, jei kiekvienas puslapis turi vieną temą, kuri dera su kito atvarte esančio puslapio tema, bet tai ne visada pavyksta. Skaitydama Jurgos tekstus iškart galvojau erdviškai ir svarsčiau, kaip juos skaidyti. Visko neįmanoma nupiešti. Tada vienas Wordo puslapis išsitęstų į kokį 10 komikso puslapių ir turėčiau piešti kokius 3 metus. O kultūros stipendija tik 9 mėnesiams. Kaip atsirinkti charakteringus vaizdinius elementus, be tų, kuriuos mini Jurga. Iš esmės pagrindinė komikso ir turbūt dažno kūrinio taisyklė,
kad tai būtų suprantama, ar greičiau, kad skaitytojas nesipainiotų ten, kur neturėtų painiotis. Komikse tas grėblys, ant kurio lengviausia užlipti, yra skaitymo kryptis. Visi žinom, kad skaitom iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn, bet net ir daugybę metų piešus komiksus ant šio grėblio labai lengva užlipti. Juk aš žinau, kokią tvarką parašiau, sunku įsijausti skaitytoją ir suprasti, kaip vaikščios jos akis. Viena vieta buvo labai sudėtinga, kur personažai vaikšto po barus, o puslapyje nėra tiek vietos, kad galėčiau jiems leisti laisvai vaikščioti skaitimo kryptimi ir sustoti visuose pageidaujamuose baruose. Teko nemažai pagalvoti. Triukas, manau, akivaizdus – rodyklės. Bet čia padariau rizikingą ėjimą. Priverčiau eiti tekstu iš dešinės į kairę. Labai bijojau, ar pavyks, bet man atrodo veikia. Ačiū rodyklėms. Kūrybinis procesas. Šios knygos kūrybinis procesas labai skiriasi nuo kitų mano kurtų knygų, nes šįsyk iliustravau kitos autorės tekstą pilnu komiksų, o esu pratusi kontroliuoti siužetą ir jau jį kurdama galvoti erdviškai ir scenomis. Taigi, buvo naujų iššūkių ir naujos praktikos, ypač teksto vertimo komiksų srityje, kurią plačiai aprašiau name atsakyme. Intensyviausias darbas ištiko šilčiausiais praeitų metų mėnesiais, nuo balandžio iki spalio. Vasarą dirbau išvis praktiškai be poilsio dienų. Atrodo, visi atostogauja, keliauja, o aš piešiu ir piešiu. Paskui verkiau, kad mekas suėdė mano vasarą. Aišku, niekas netrukdė pradėti dirbti anksčiau, bet visada geriau kaltinti kažką kitą. Knygos iliustravimo kasdienybė atrodė maždaug taip. Gaunu iš Jurgos tekstą, perskaitau, galvoju, kaip suskaidyti, kiek puslapių ir atvartų išeis. Tekste sužymiu savo klausimus, pasiūlymus, siunčiu Jurgai atgal. Gavusi tekstą su atsakymais, žiūriu medžiagą, paeskizuoju personažą. Grubiai eskizuoju puslapius, galvoju, kaip išdėlioti langelius, kur ką dėti, kaip susieti atvartus. Fotografuoju eskizą, siunčiu Jurgai. Gavusi jos patvirtinimą, įsijungiu audio knygą ir sėdu prie piešimo darbo. Paprastai per dieną išeidavo nupiešti 2-3 puslapius. Čia pilna darbo diena. Retais atvejais padarydavau 4, bet jau ant ribos, kur kenkia sveikatai. Dažniausiai kombinuodavom darbą. Pavyzdžiui, vieną dieną sueskizuoju 4 būsimo skyriaus puslapius ir supiešiu 2 esamo. Jurga tuo metu peržiūrinėja mano eskizus ir rašo dar kitą skyrių. Šios knygos personažai yra gyvi žmonės, o dar centrinis knygos asmuo neseniai miręs. Tai natūralu, kad buvo nuomonių. Čia ir vėl daugiausia teko Jurgai, tarpininkauti tarp kai kurių personažų noro taisyti komiksą ir mano užsispyrimo, kad tikrai nieko neperpiešinėsiu. Sudėtingas klausimas buvo dėl meko vaizdavimo. Jis keitėsi nuo mano piešto ranka iki tokių išpikseliuotų jo nuotraukų, iki perpiešimo planšete apvedžiojant tas nuotraukas. Man atrodo, dabartinis variantas visai geras. Jo personažo linija išsiskiria iš kitų, bet nedramatiškai. Klausai manęs, ar kuriant šią knygą keitėsi požiūris į patį Joną Meką. Atsakau, gal dėl darbo intensyvumo, gal dėl paaugliško pasipriešinimo universaliai adoracijai, mano požiūris keitėsi iš neutralaus į neigiamą. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.